Sveiki, aš esu Indrė Čiuplinskaitė, Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narė iš Kanados ir džiaugiuosi, kad galiu šiandieną moderuoti mūsų renginį Šventas Vilnius. Šiandieną 4 prelegentai mus virtualiai apvedžios apie kai kurias Vilniaus šventas vietas. Šiais metais Vilniaus 700 metų jubiliejus. 1323 metais kunigaikštis Gediminas pirmą kartą pamini Vilnių laiške siųstame į vakarų Europą. Dar prieš tai, Mindaugo laikais, Vilniaus teritorijoje pastatyta pirma katalikiška bažnyčia. Bet nuo pirmų dienų Vilnius buvo daugiakultūrinis miestas. Ir tad Vilniuje randasi įvairių religijų šventovių. Šalia krikščionių bažnyčių yra sinagogų ir mečečių. O Vilniaus senamiestyje katalikų, stačiatikių, unitų, liuteronų, reformatų bažnyčios. Šiandieną turime atstovų iš 3 krikščionybės tradicijų, 3 bažnyčių, iš katalikų, iš stačiatikių ir reformatų, kurie mums pristatys jų tradicijai šventas vietas Vilniuje. Kai kurios vietos bus daugam pažįstamos, apie kitas gal pirmą kartą girdėsime. Aš dabar pristatysiu visus mūsų kalbėtojus. Kiekvienas kalbės apie 12 minučių, po to bus laiko ir klausytojams klausti klausimus. Tai mūsų kalbėtojai, pirma Inesa Čaikauskienė, jinai dirba Vilniaus arkivyskupijos kurijoje, jinai ateitininkė ir nuo Vilniaus piligrimų centro įkūrimo 2014 metais buvo jo vadovė. Ir domėjosi Vilniaus miestu, jo istorija ir taip ją paskatino tapti gide. Nuo šių metų Inesa dirba Vilniaus arkivyskupijos kurijoje pasaulinio gailestingumo kongreso koordinatorė. Kunigas Gintaras Sungaila yra ortodoksų bažnyčios kunigas, Vytauto didžiojo universiteto doktorantas, stačiatikybei skirto projekto ortodoksas.lt kūrėjas, knygos Ortodoksų bažnyčia ir karas Ukrainoje autorius. Ir taip pat jis buvo vienas iš Lietuvos dvasininkų atleistų iš tarnystės Maskvos patriarchate dėl savo antikarinės pozicijos. Ir tad jis tęsia tarnystę Konstantinopolio patriarchate. Kunigas Gabrielius Satkauskas, gimęs ir užaugęs Vilniuje, jis čia baigęs katalikų kunigų seminariją ir šiuo metu tarnauja kapelionų Santaros klinikose, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre ir eina Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vado pareigas. 2012 metais davė ateitininko įžodį ir džiaugiasi, kad gali tarnauti Dievui bažnyčioje kartu su ateitininkija. Ir mūsų 4 kalbėtojas bus kunigas Raimundas Stankevičius. Prieš tai, kad jis buvo ordinuotas kunigo tarnystėje reformatų bažnyčioje, jis dirbo kaip inžinierius ir vadybininkas. Nuo 2012 iki 2019 metų jis ėjo Vilniaus reformatų parapijos klebono pareigas ir nuo 2019 metų Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas. Ir su žmona augina 4 vaikus. Kai aš susirašinėjau su kunigu Raimundu, jis man priminė, kad reformatai, skirtingai nei Romos katalikai ir stačiatikiai, neakcentuoja šventas vietas. Jis priminė, kad raštas moko, kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai atsitiktinai, kunige Raimundai, šių praėjusių metų Šiaurės Amerikos ateitininkų tema. Tai laukiame irgi iš jūsų išgirsti apie šventas vietas iš truputį kito kampo. Tai dabar pirmiausia kviečiu Inesą Čaikauskienę. Taip, aš to pasidalinu ekranu. Matote mane gerai, tikiuosi, ar ne? Taip, matome. Gerai, čia.
aš nenoriu dalintis skaidrėm. O, galiu, puikiai. Tai laba diena ir labas vakaras, tiksliau iš Lietuvos į jūsų pusę. Pas jūs esanti diena pas mus jau baigėsi. Labai iš tikrųjų gera būti su jumis ir dar net tokiu būtų paminėti Vilniaus jubiliejų, miesto, kuris man yra be galo brangus ir be galo mylimas. Nors čia negimiau, čia neaugau, atvažiavau čia tik tai studijuoti, bet na, iš tikrųjų širdį tai atrodo, kad aš Vilniui esu nuo tada, kiek save atsimenu. Tai kai Indrė man parašė ir pakvietė, aš turėjau tokį didelį galvosūkį, kurią čia tą savo mylimą šventovę pasirinkti ir apie ją papasakoti, nes taip Indrė prašė, bet tas vaizdas pro ofiso langą, kurį matote dabar, kažkaip jisai nukonkuruodavo visus kitus mano tų brangių šventovių pasirinkimus, nes Vilniuje jų tikrai yra daugybė, o jūs žinote Vilnių. Ir iš tikrųjų katedra tai tokia, na, talpi savo istorijom, tą visą 700 metų praktiškai galima papasakoti stovint prieš katedrą ir tiesiog negalėjau, minint Vilniaus jubiliejų, nekalbėti apie katedrą, apie mum visiems lietuviam tokią svarbią vietą. Taigi, katedra, pirmiausia, ką jinai reiškia? Tai reiškia vyskupo sostą lotyniškai arba vyskupijos centrą. O bazilika reiškia, na, jau tokią popiežiaus suteiktą garbės titulą, kuris dėl istorinės, religinės, dvasinės, architektūrinės reikšmės. Ir bazilikos titulas jisai nėra panaikinamas, skirtingai negu katedros, pasikeitus aplinkybėm, pasikeistus vyskupijos centrui. Taigi Vilniaus arkikatedra bazilika, štai toks junginys, bazilikos titulas jai suteiktas 1922, o arkikatedrai dėl tokio administracinio suskirstimo tapo 1925 metais. Tai tokią katedrą jūs matote šiandien, bet ne viskas visada tai buvo, istorija truputį yra kita ir to, ko nematome. Ir šiandien tik perbėgsiu per tokius pačius svarbiausius faktus susijusius su Lietuvos, su Vilniaus istorija. Turbūt užtruksiu daugiau negu 12 minučių. Indrė jau apie tai informavau, čia mano klausimų sąskaita, galite man klausimų neužduoti. Taigi pirmoji katedra, kurios mes nematom ir vienintelis dalykas, kas yra likę, tai yra pirmoji ta freska, vadinama Jogailos laikų katedra su Lietuvos krikštu. Jogaila pastato ir pirmąją katedrą, 1387 metai Lietuvos krikštas, bet katedra manoma, kad stovėjo jau šiek tiek anksčiau, nes tie dokumentai, kuriuose kalbama apie Lietuvos krikštą, jau mini ten stovinčią katedrą. Iki praktiškai šių laikų dar yra paplitęs pasakojimas apie Mindaugo laikų katedrą ir apie pagonių šventyklą čia buvusią, bet iš tikrųjų istorikai, mokslininkai prašo ir gidų nustoti pasakoti šitą istoriją, nes nėra jokių pagristų duomenų, mes neturime nei apie čia buvusią Mindaugo laikų katedrą, nei juo labiau apie pagonių šventyklą. Tai čia atskira istorija, kaip toks pasakojimas susidėlioja, bet ką mes šiandien žinom, katedra pirmąją, tai yra Jogailos laikų katedra. Na ir čia yra toks valdovų rūmų vaizdas, valdovų rūmų maketas, tiksliau, kaip mes galime tik tai įsivaizduoti tą gotikinę. Na, o čia yra vadinamoji pirmoji Lietuvoje nutapyta freska, tokios rytų ir vakarų krikščionybės tokia tradicijos persipinimas, nes tapyta jinai kaip ir katalikų bažnyčioje, katedroje, bet tokiu bizantiniu stiliumi. Tai kadangi neturiu laiko, aš nesiplėsiu, bet iš karto norėčiau apie titulą pakalbėti ir taip truputį pasivaikščiot po katedrą. Tai centrinis paveikslas Vilniaus arkikatedroje yra apie Šventą Stanislovą. Titulas yra Švento vyskupo Stanislovo ir Švento Vladislovo, taigi atrodo iš pirmo žvilgsnio tokie tolimi mums šventieji šiek tiek, bet tuo laiku tai buvo tikrai tokie žymūs šventieji, nes kalbame apie abiejų tautų respubliką, Lenkijos karalystę, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, ir Šventasis Stanislovas, mes matome štai šitą paveikslą, čia yra Švento Stanislovo mirtis, nužudymas, o veiksmas vyksta taip, kad Šventas Stanislovas ekskomunikuoja karalių Boleslovą tuometinį, už jo tokį nemoralų, netinkamą elgesį, ir įžeistas karalius nužudo vyskupą Stanislovą, bet jau čia matome, jo tas šventumo vainikas jau tuo metu ir yra pakeliui. Tai Lenkijoje, kada buvo Lietuva krikštijama, tai buvo labai toks tikrai žymus šventasis.
Na, o Vladislovo vardu buvo pakrikštytas karalius Jogaila ir Vladislavas buvo Vengrijos karalius, irgi tuo metu toks tikrai labai gerbiamas šventasis ir tas jo kultas dar iki šių laikų pakankamai gyvas. O čia mes turime vieną iš katedros koplyčių su Švento Vladislavo, tokia elipsinė graži koplyčia. Iki šiandien vengrai, kada atvyksta į Lietuvą, tai jie tikrai katalikai ateina ir meldžiasi šitoj koplyčioje ir aukoja mišias. Na, o vienas iš mecenatų nesenai kaip tik ir jo dėka buvo šita koplyčia renovuota. Ta katedra Jogailos, jinai stovi tik tai 12 metų, nes Vilniuje yra tikrai labai dažni gaisrai ir vienu iš jų metu katedra sudega. Ir čia jau iš sceną įžengė Vytautas ir Vytautas pastato tokią gotikinę katedrą, kurios mes irgi nežinom, koks tikslus tas vaizdas galėjo būti, ką mes šiandien artefaktą turintį iš Vytauto katedros, tai turime tokius fragmentus tik tai sienų. O kaip galėjo ta katedra atrodyti, mes tik tai galime pagal tokį kultūrinį arealą, tai yra Fromburgo katedra, buvusi Prūsija, dabar Lenkijos teritorija, ir manoma, kad pagal pastatymo laikotarpį Vilniaus Vytauto katedra galėjo būtent atrodyti, štai kaip matote šitame paveikslėlyje bandyme atkurti Vilniaus vaizdą. Pats Vytautas taip pat turėjo būti karūnuotas šitoj katedroje ir planavo, tai žinome, tai neįvyko, bet tikrai žinome, kad Vytautas ir jo žmona Ona katedroje buvo palaidoti, bet apie jų palaikų atradimą šiek tiek yra kita istorija. Jeigu liktų nors minutę laiko, tai galite tą klausimą užduoti, tikrai visai tokia įdomi istorija papasakočiau dar, bet dabar nesiplėsiu. Ir mes einame į dar vieną katedros laikotarpį, tai yra Renesansas, apšvietos laikotarpis, nes katedra Vytauto beje jinai sudega po 100 metų, vėl gaisras, kaip sakant, eilinis Vilniuje, katedra sudega. Na ir čia jau Renesansas, Žygimantas Senasis, Bonas Sforca, Žygimantas Augustas, Barbora Radvilaitė. Ir jie mato jau renesansinę katedrą ir ją pastato tokie žymus italų architektai atvykę. Na ir iš visų šitų 4, taip sakant, karališkos šeimos atstovų tik Barbora Radvilaitė yra šitai katedroje palaidota. Ir kas vyksta toliau? Toliau šita katedra yra taip pat sudega tikrai ne tokio eilinio, o Vilniaus didžiojo gaisro metu, kada praktiškai visas miestas, didžioji dalis miesto iš tikrųjų buvo sudegusi per vieną dieną, per 11 valandų. Ir katedros atstatymo jau imasi Vladislovas Vaza, karalius, kuris tikrai mylėjo Vilnių ir didesnę net laiko dalį praleisdavo Vilniuje negu kitose karalystės miestuose, turint galvoje, kad tai buvo Abiejų tautų respublikos karalius. Ir štai jis jau pastato tokią barokinę katedrą, čia jau ta schema ir tas tikrai, jinai ta tikra iš katedros dokumentų toks retas dalykas. Ir tuo metu, tai yra 17 amžiaus pradžia, apie 1600 metai, ir jau karalaitis Kazimieras yra paskelbiamas šventuoju ir žinoma reikalingas jam deramas gerbimas, taigi pastatoma Švento Kazimiero koplyčia, kurios fragmentą matote čia. Ir ta koplyčia tai yra toks baroko šedevras, kuris tikrai prilygsta visiems geriausiam baroko kūriniam pasaulio. Ir kas yra apie šitą koplyčią dar tokio ypatingo, kad tai yra šita ir dar viena koplyčia yra tik tai išlikusios iki šių dienų nepakitusios tame katedros vaizde, o katedra kito dar ne kartą, taip sakant, nuo šito barokinės savo versijos dar. Tai Kazimiero koplyčia, kokia buvo pastatyta, tokią ją matome ir šiandien. Dar viena iš tokių koplyčių, tai vadinamoji Valavičių koplyčia, buvusi karališkoji, tai vėlgi šitas vaizdas yra nepakitęs nuo jos pastatymo. Ir čia matote ir pats karalius Vladislovas nebuvo palaidotas, bet jisai prašė palaidoti savo širdį, čia ir katedros požemiuose yra palaidota jo širdis. Dar žengėme vieną laikotarpį ir iš tikrųjų su karalium Vladislavu baigėsi tas aukso amžius Abiejų tautų respublikos, švedų tvanas, Maskvos puolimas ir Vilnius yra nuniokojamas visaip kaip moraliai, dvasiškai, architektūriškai, visaip kaip Vilnius turi visais šitais aspektais pakilti praktiškai iš pelenų. Ir čia mes turime architektą Joną Kristupą Gliaubicą, tą garsųjį architektą, kuris kūrė daugelį Vilniaus bažnyčių ir tą kraštovaizdį, tokį Vilniaus senamiesčio, kokį mes turime barokinį, praktiškai sukūrė tas vienas architektas. Jisai pastato ir tą barokinę, tokią masyvę katedrą.
Ir čia matote tokius labai retus ir visiškai nesenai atrastą tą Vilniaus arkikatedros vaizdą iš šito laikotarpio. Tai buvo Lenkijoje buvo atrastas šitas vaizdas, tai buvo vienas dailininkas ir architektas čia gyvenęs nutapė. Ir ta katedra, jos likimas yra toks, kad griūva pietvakarinis katedros bokštas, sugriauna visą stogą, 2 koplyčias, nusineša 6 dvasininkų gyvybės. Ir tai yra paskutinis mums nebeatpažįstamos katedros vaizdas, nes ją reikia atstatyti ir mes rezultate turime tokią katedrą, kokią jau matome ją šiandien. Ir tai yra tokie 2 asmenybės, čia vertos paminėti, tai mecenatas didysis, to laikotarpio vyskupas Ignotas Masalskis ir architektas Laurynas Gucevičius. Ignotas Masalskis globoja tokį jauną žmogų, atranda jį iš tikrųjų dar kaip jaunuolį, finansuoja jo darbus, yra jo fundatorius, globėjas, mecenatas ir štai paprašo sukurti ir Vilniaus katedros projektą. tą Gucevičius ir padaro, ir mes matome, katedrą jis padaro tokią simetrišką, jisai susimetrina visas koplyčias, pristato dar kelias koplyčias elipsijos formos, Kazimiero koplyčiai tokią atsvarą suprojektuoja zakristiją dabartinę, nepakitusios, kaip minėjau, liko tik tai Kazimiero ir ta Valavičių koplyčia. Šituo laikotarpiu ir žlunga abiejų tautų respublika, tiek Masalskio, tiek Gucevičiaus likimai irgi tokie dramatiški šituo žlugimo laikotarpiu. Dar tik tai verta paminėti prie šito vaizdo, vėl matote katedros bokštą, jis yra atskiras nuo katedros, atkreipkite dėmesį, kada būsite Vilniuje, nes visų bažnyčių bokštai ir prieš tai buvę katedros yra su pačia katedra. Tai kodėl taip įvyksta? Dėl to, kad tai yra buvę Vilniaus gynybinės sienos dalis ir matote, juose gynybinė siena pačią katedrą, o kada gynybinė siena buvo nugriauta, liko tik tai bokštas, kiekvienas architektūrinis tas laikotarpis pridėdavo vis po vieną tą etapą architektūrinį stilių ir tai būtų eklektiškas bokštas, jeigu vėlgi ne Gucevičius, ne jo tas simetriškumas ir ne jo tas katedros apipavidalinimas. O čia matote katedros pačioj aikštėj, visos tos raudonos plytelės, tai žymi tos gynybinės sienos ir visų bokštų gynybinių dalis. Čia praleisime, carinės Rusijos laikas, nieko ypatingo nepadaroma, tik tai gal tramvajaus juosta nutiesiama prie katedros dėl įdomumo, kurio mes nebeturime ir visai mums būtų jį gerai šiaip turėti. O kas įvyksta tarpukariu? Tarpukaris Lietuvai labai liūdnas laikas Vilniaus atžvilgiu, nes lietuviai netenka Vilnius aneksuotas Lenkijos. Lenkai myli katedrą, jie iš tikrųjų labai rūpinasi, jiems tai yra svarbu, bet nutinka, kas nutinka, o nutinka didysis Vilniaus potvynis. Potvynis yra toks, kad vanduo pakyla Vilniuje 8 metrais, iš tikrųjų potvyniai nebuvo retas reiškinys Vilniuje ir, kaip sakant, dažnas Vilnietis turėjo prie namų ir valtelę, kurią reikėdavo kartais pasiirti kur nors pavasarį. Bet tuo metu tai vandens lygis pakyla tiek, kad apsemiami yra katedros požemiai. Kas įvyksta, organizuojamas katedros gelbėjimo komitetas, aiškinamasi, ką daryti, nes katedros sienos skilinėja ir bijoma, kad katedra sugrius. Taip besiaiškinant apie katedros pamatų būklę, atrandamos kriptos, kurios buvo užmūrytos keletą šimtų metų, o kriptose atrandami visų didikų ir karališkų šeimų atstovų palaikai, tame tarpe ir Barboros Radvilaitės, jinai buvo gal atpažįstama ir tos karalienės iš tokių regalijų buvo atpažįstamos, iš karūnų, kitus atpažinti sekėsi kur kas sudėtingiau. Tai čia yra dabartinis kriptų vaizdas, labai rekomenduoju, kai būsite Vilniuje, aplankyti katedros požemius, yra nuostabiai atnaujinti ir nuostabios ekskursijos, tai tikrai verta visiškai atskiro susitikimo. Dar tik vieną momentą labai norėjau pažymėti, kad jeigu katedrai tas lenkmetis buvo toks labai mielas ir katedra buvo rūpinamasi, tai Jurgiui Matulaičiui, kuris buvo vyskupas 33 dešimtmečio pradžioj, tai tas laikotarpis buvo labai nemielas, jis buvo iš tikrųjų, iš jo buvo šaipomasi, tyčiojamas, jis buvo žeminamas ir jam tikrai gyvenimiškų metų nepridėjo, bet šventumo karūną jisai tikrai pelnė. Man atrodo, dėl šito buvo vienas, bet kas įdomu, ką lietuviai padaro vėliau. Taigi Jurgis Matulaitis ir jo relikvija gerbiama Švento Petro koplyčioje katedroje, bet šalia yra palaidotas štaigi vyskupas Ciepliakas ir jisai Lenkijoje tuo būtent tarpukario laikotarpiu palaidojamas.
Čia yra jo toksai biustas buvo pastatytas, ką padaro lietuviai, kai atgaudo nepriklausomybę ir katedrą, nuima šitą biustą ir vietoj to biusto pastato Jurgio Matulaičio biustą, nepaisant to, kad palaidotas ten tai vyskupas Ciepliakas. Tai toksai buvo revanšas lietuvių Lenkam, kas buvo visiškai neteisinga, nesąžininga ir tikrai jau nekrikščioniška ir nekatalikiška. Tai tik prieš keletą metų buvo tas teisingumas sugrąžintas ir Ciepliako biustas vėl atsirado ten, kur palaidotas vyskupas, na ir Jurgis Matulaitis biustas jo buvo nuimtas, kuo manau ir pats Jurgis Matulaitis tikrai džiaugtis turėtų danguje. Sovietmetis tai tik tai paveikslų galerija, vienintelis geras dalykas, kad katedrai buvo įvestas šildymas, o pati katedra buvo paversta paveikslų galerija, buvo galvojama ją paversti traktorių dirbtuvėm dėl labai geros strategiškos padėties ir plataus įvažiavimo, bet pabijota, kad perdangos gali įlūžti į požemius ir gali įvykti nelaimingi atsitikimai. Ir dar tik norėjau apie patį vaizdą aikštės katedros, nes jisai vėlgi buvo visoks, čia buvo ir turgus, ir ko tik nebuvo, ir tramvajus juosta. Šitą vaizdą katedros, koks yra dabartinis, sukuria Vytauto Landsbergio, profesoriaus Vytauto Landsbergio tėtis, architektas Gabrielius Landsbergis Žemkalnis 43 metais. Ir katedros aikštė išlikusi iki šiol, bet man plane, skaitant, buvo viena tokia eilutė, tokia labai pranašiška jo tame projekte, kad šita katedros aikštė turi būti kaip tautos susirinkimo vieta. Ir labai gražiai išplėtoja visą projektą ir skamba pranašiškai dėl to, kad mažiau negu po 50 metų tauta iš tikrųjų susirenka, Lietuvos nepriklausomybės sąjūdis, matome atkuriamojo sąjūdžio, steigiamojo sąjūdžio suvažiavimą, matome sausio 13-osios aukų pagerbimą. Na ir iš tikrųjų katedra yra tas tautos susirinkimo vieta, kaip architektas tada ir planavo, nors tai buvo Antrojo pasaulinio karo laikas iš tikrųjų. Į katedrą sugrįžta Šventas Kazimiero palaikai iš karto po katedros sugrąžinimo. Į katedrą sugrįžta paveikslai, sugrįžta tremtinių koplyčia atidaroma vėliau, ten atsiranda Korbiko Madona iš Sibiro parvežta statula, atrandamas katedros lobynas, vėlgi čia atskiros temos, bet labai nuostabios, tas nuostabus katedros lobynas, čia mato Švento Stanislovo tik relikvijorių, kuris vadinamas auksakalystės šedevru, ir tokių šedevrų buvo daugybė rasta. Ant katedros stogo sugrįžta Stanislovo Kuzmos atkurtos statulos, Šventoji Elena, Šventas Kazimieras ir Šventas Stanislovas. Ir į Lietuvą atvažiuoja popiežius ir jo susitikimo su lietuviais katedroje tas sakinys, kuriuo jis ir pradeda susitikimą, susitinkame čia, kur plaka lietuvių tautos širdis. Tai man katedra yra apie tai, tikrai apie lietuvių tautos širdį, ypatingai dabar, kai švenčiame įvairias šventes, vasario 16, kovo 11, visas bažnytinės šventes, ir kai apsižvalgius aplink matyti tiek tokios labai gražios ir mums brangios istorijos. Kitos nuotraukos jau yra iš popiežiaus Pranciškaus vizito, kuris irgi taip pat turėjo progos aplankyti mūsų katedrą. Ačiū Jums labai. Ačiū labai, Inesa, už visą tą labai plačią istoriją ir tikrai įpynėte su Lietuvos istorija. Dabar kviečiu kunigą Gintarą Sungailą pristatyti iš ortodoksų bažnyčios Vilnių. Sveiki dar kartą. Matote skaidrės, taip? Taip, matome ir girdime jūs. Taip. Puiku, tai aš esu ortodoksų bažnyčios kunigas, mūsų bažnyčia dar lietuvių kalba vadinama yra stačiatikių bažnyčia, čia terminologinis toks skirtumas, labiau patiem lietuviškai kalbantiem ortodoksam patinka tas pats pavadinimas, kaip ir anglų kalba vartojamas ortodoksai, kuris labiau atspindi tapatybę mūsų. Ir ortodoksų bažnyčia iš tiesų Lietuvoje gyvuoja faktiškai nuo valstybės gimimo laikų ir retai kas susimąsto, kad pirmas atvejais, kai buvo paminėtas Lietuvos vardas, kai buvo nužudytas Lietuvos ir Rusios pasienyje šventas Branonas Bonifacijus, jis vyko 1009 metais ir tai buvo dar iki schizminiai laikai, dar katalikų ir ortodoksų bažnyčia buvo viena bažnyčia ir tai yra bendras šventasis. O po to, kai jau įvyko schizma, Lietuvoje savo veiklą vykdė misionieriai tiek iš rytų, iš Konstantinopolio patriarchato, daugiausiai slavų kilmės misionieriai, tiek iš
vakarų. Ir 13 amžiuje jau ortodoksai turi pirmosius lietuvių kilmės šventuosius. Šventą Daumantą iš karaliaus Mindaugo giminės, kuris tapo krikščioniu jau po Mindaugo nužudymo, kuriame greičiausiai dalyvavo, tai jis vėliau atsivertė. Šventą Charitiną Lietuvaitė, tokia šventoji vienuolė, na ir Šventas Eliziejus. O 14 amžiuje, šiandien mes kalbėsime apie istoriją, kuri prasideda 14 amžiuje, visame ortodoksų pasaulyje nuskamba šventieji Vilniaus kankiniai Antanas, Jonas ir Eustachijus, kurie yra kanonizuojami Konstantinopolio patriarchato ir apie kuriuos yra išlikęs graikų kalba Konstantinopolio pagrindinės katedros Hagija Sofija, pamokslininko pamokslas, šlovinantis šitos Lietuvos didžius šventuosius. Na, o šventosios vietos, apie kurias kalbam, ir tuoj paaiškės, kodėl aš užsiminiau apie kankinius. Aš norėjau pakalbėti apie dvi tokias vietas. Tai yra viena šalia kitos esančios šventovės. Būdami Vilniuje, Aušros vartų gatvėje, taip sakant, žiūrėdami priešais mūsų Aušros vartus, galim pamatyti, kad mūsų kairiai pusiai, šiuo atveju paveikslėlio dešinėje, yra ortodoksų arba stačiatikių vyrų vienuolynas, Šventosios dvasios vienuolynas. O kitoje gatvės pusėje yra graikų apeigų katalikų. Kitaip tariant, katalikų, kurie meldžiasi pagal ortodoksų papročius, Švenčiausios Trejybės vienuolynas. Abi vietos yra nepaprastai svarbios ortodoksam. Abi yra šventos vietos, nors ir viena šiandien yra katalikų maldos namai, kita yra ortodoksų maldos namai. Ir galima atkreipti dėmesį iš karto į šitą tokį dalyką, kad jos yra per kelią. Jeigu žiūrėti taip iš Aušros vartų tos išorinės pusės, mes paprastai pripratę žvelgti į Dievo motinos ikoną iš anos pusės, bet jeigu taip pažiūrėti, tai irgi matome, kad štai yra gatvė ir vienoje gatvės pusėje yra katalikų maldos namai, kitoje gatvės pusėje yra ortodoksų maldos namai. Ir tai dar ne viskas. Jeigu mes pažiūrėtumėm į rytų bažnyčios kalendorių, tai ten pamatytumėm, kad Švenčiausios Trejybės diena, čia skirtumas toks nuo katalikų, pas mus yra sekminių diena, o Šventosios dvasios diena yra pirmadienis po sekminių. Kitaip tariant, tai ne tik per gatvę dvi šventovės, bet ir jų titulus skiria viena diena bažnytinėme kalendoriuje. Ir tai yra neatsitiktinumas, o tai susiję su jų istorija šitų šventųjų vietų. Ir štai aš pasakau apie Vilniaus kankinius. Čia matote interjerus, ar ne, kadangi Švenčiausios Trejybės bažnyčia yra graikų apeigų katalikų, tai jie lygiai taip pat turi ikonostasą, ikonas, tai meldžiasi tais pačiais papročiais kaip ir ortodoksai. Tai kairėje pusėje Švenčiausios Trejybės bažnyčios vidus, o dešinėje Šventosios dvasios. Ir grįžtant prie pirmosios iš tų dviejų bažnyčių, tai Švenčiausios Trejybės bažnyčia yra pastatyta anksčiau ir iš pradžių tai buvo ortodoksų vyrų vienuolynas. Ir šis vienuolynas buvo pastatytas toje vietoje, kur buvo nužudyti šventieji Vilniaus kankiniai. Čia nežinau, kiek skaidrėje matosi, bet ant bažnyčios ir yra šventieji kankiniai pavaizduoti freskoje. Šita vieta ir dabar galima pamatyti, kad tai yra tokia kaip ir kalva, pakylėta vieta. Ir kaip suprantame iš kankinių gyvenimo aprašymo, tai buvo tuo metu užmiestis Vilniaus. Šventieji Vilniaus kankiniai buvo kunigaikščio Algirdo aplinkos kariai. Antanas ir Jonas buvo broliai, Eustachijus buvo pusbrolis. Pirmieji buvo nukankinti Antanas ir Jonas. Ir tuo metu dar Lietuva buvo pagoniška, didikų daugelis buvo pagonis, nors kažkas buvo priėmęs jau katalikybę, kažkas ortodoksų tikėjimą. Ir šie kariai
išgirdo tokio kunigo Nestoro skelbimą. Kunigas Nestoras buvo pakviestas kunigaikščio Algirdo žmonos, kuri buvo ortodoksė, į Vilnių. Tam buvo pastatyta pirmoji cerkvė nedidelė Šventosios Paraskevės Vilniui. Ir ten tarnaudamas jis pradėjo skelbti Dievo žodį. Ir pirmiausia, Antanas ir Jonas, du broliai kariai, jie išgirdo tą skelbimą, įtikėjo, pasikrikštijo ir pradėjo laikytis ortodoksų papročių. Tame tarpe laikytis pasninkų, auginti barzdas, kas, kaip rašoma, šventųjų gyvenimuose buvo neįprasta to meto lietuviams. Ir tai krito į akis tiems pagonims didikams, kurie tai laikė nepagarbą jų papročiams, nepagarbą didžiajam kunigaikščiui, ir jie pradėjo prašyti, kad būtų tie atsivertę nauji krikščionys nubausti. Ir vieną kartą per pokylį kunigaikščio Algirdo buvo sugalvota tokia provokacija, tuo metu buvo pasninkas ir jiems buvo siūloma mėsa valgyti, jie atsisakė ir kunigaikščiui buvo pasakyta, kad štai kokie jie nepagarbą rodo. Ir buvo jie už tai suimti, kankinami, reikalaujama buvo, kad jie atsižadėtų savo tikėjimo. Vienas iš brolių iš pradžių palūžo ir atsižadėjo, bet vėliau kunigo Nestoro, galima sakyti, paprotintas, kad svarbiau yra amžinybė negu šis gyvenimas, vėl atsivertė, vėl stojo tvirtai į krikščionio kelią ir buvo suimtas, ir abu broliai Antanas ir Jonas buvo nužudyti ant to kalvos, ant kurios dabar stovi švenčiausios trejybės bažnyčia. Ir jų relikvijos, jų kūnai yra saugomi kitoje kelio pusėje, Šventosios dvasios vienuolyne. Čia dešinėje pusėje nuotraukai, matot, kairėje pusėje skaidriai yra jų ikona kanoninė, ir dešinėje jų kūnai, relikvijos, kurie ten guli. Ir šie šventieji yra gerbiami tiek ortodoksų, tiek graikų apeigų katalikų, ir, kaip sakiau, jų garsas apie juos tiesiog visą ortodoksų pasaulį tuo metu sukrėtė. Ir jie, galima sakyti, tokie, bažnyčios himnografijoje dažnai apie kankinių kraują kalbama, apie tokią sėklą, iš kurios auga bažnyčia. Tai štai jų trijų kraujas tikrai virto tokia sėkla, iš kurios bažnyčia augo. Ir toje vietoje, kurie buvo, nepaminėjau, atsiprašau, dar apie Eustachijų, apie Antaną Joną papasakoju. Eustachijus buvo jų pusbrolis. Kai pusbroliai kalėjo kalėjime, jisai apie tai girdėjo, tą jų pavyzdį pamatė, ir jau vėliau, po pusės metų, jisai priima krikštą, pradeda skelbti, kad jis yra krikščionis, ir dar brutaliau, dar žiauriau yra nukankinamas, nužudomas, ir toj pačiai vietai, kaip ir jo pusbroliai. Ir žodžiu, tai jie labiausiai, galima sakyti, tokie šventieji globėjai Lietuvos ortodoksam yra. Ir toje vietoje pastatoma iš pradžių nedidelė laikina šventovė, o vėliau 16 amžiuje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės etmonas Konstantinas Ostrogiškis po Oršos mūšio toje vietoje jau pastatė didesnę, rimtesnę šventovę ir vienuolyną, kuriame įsikūrė švenčiausios trejybės brolyje ortodoksų. Tai ir štai dėl to tas švenčiausios trejybės vienuolynas šiandien, nors jisai yra katalikų, bet ta vieta yra nepaprastai svarbi ortodoksam. Ir čia matote nuotraukoje Konstantino Ostrogiškį ir Konstantino Ostrogiškio sūnų, irgi Konstantino Ostrogiškį, kurie buvo tokie nešventieji, bet svarbus švietėjai, kultūros veikėjai ortodoksam. Ir švenčiausios trejybės vienuolyną lankant galima pamatyti ant sienų yra atminimo lenta Konstantino Ostrogiškiui, žodžiu, toks kultūros veikėjas svarbus. Abu vienuolynai yra susijęs su dviem šventaisiais, vienu katalikų, o kitu ortodoksų šventuoju. Tai dabar yra Švento Juozapato Kuncevičiaus metai Lietuvoje, nėra laiko plačiau pasakoti apie uniją, bet, žodžiu, kai buvo sudaryta unija tarp dalies ortodoksų ir Romos,
Tai tame švenčiausios trejybės vienuolyne įsikūrė Švento Juozapato Kuncevičiaus, kaip tokia, galima sakyti, lyderio, vedami vienuoliai, unitai arba graikų apeigų katalikai, ir ortodoksų vienuoliam teko pasitraukti. Ir štai kitoje kelio pusėje dėl to pasirinkę sekančią dieną šventei, vadovaujami ortodokso Leontijaus Karpovičiaus, jie įkūrė naują vienuolyną, Šventosios dvasios vienuolyną. Ir taip atsirado ta situacija, kai vienoje pusėje yra katalikų vienuolynas, kitoje ortodoksų. Ir Leontijus Karpovičius, jisai kentėjo savo gyvenime dėl to, kad išpažino ortodoksų tikėjimą ir buvo toks asketės pavyzdys, dėl to jisai paskelbtas šventuoju ortodoksų bažnyčiai. Tuo tarpu, kai kitoje gatvės pusėje gyvena katalikų šventasis Juozapatas Kuncevičius. Ir pažvelgus į Šventosios dvasios vienuolyną galima pamatyti, kad jisai pastatytas lotyniško kryžiaus forma. Čia šiek tiek toliau iš seniausios bažnyčios Paraskevės parapijos bažnyčios planą paėmiau. Galima pamatyti, kad kryžius toks labiau lygiakraštis, graikiškas, o čia lotyniška kryžiaus forma. Ir kita vertus galima pamatyti, kad architektūra labai katalikiška, barokas, rokoko. Čia dešinėje pusėje galite pamatyti, kaip atrodo Šventosios dvasios vienuolynas, o kairėje pusėje šalia esanti katalikų Šventos Terezės bažnyčia. Ir visą tai labai panašu. Tai tam yra priežastis, kad kai buvo statoma Šventosios dvasios vienuolyno bažnyčia, tai buvo tokia sąlyga, kad statytų katalikų architektai, katalikiškų stiliumi, dėl to ir tas labai didelis panašumas su katalikų bažnyčiomis. Ir kita vertus, čia jau prieš tai buvo pranešime minimas Johanas Glaubicas, tai štai tas žalias ikonostasas Šventosios dvasios vienuolyno, jis irgi yra Johano Glaubico darbas. Tiesa, jisai nebuvo žalias, jis buvo labiau tokių barokinių spalvų, kaip ir aplinkiniai elementai, bet jau 20 amžiaus pabaigoje perdažytas žalia spalva. Ir Šventosios dvasios vienuolynas buvo toks ir kultūros, ir švietimo centras ortodoksam. Čia buvo leidžiamas daugybė tokių knygų pirmą kartą ortodoksų pasaulyje, bažnytinė slavų kalba, įvairūs, žodžiu, buvo švietimo projektai ir mokykla ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iki šiol Šventosios dvasios vienuolynas lieka vienu iš tokių religinių ir kultūrinių centrų Lietuvos ortodoksam. Ir apibendrinant, norisi pasakyti, kad štai tos vietos pirmiausia susijusios su 3 Vilniaus kankinių vartais, kurie svarbus ir katalikam ir ortodoksam. Taip pat abi vietos susijusios su 2 skirtingais šventaisiais: Juozapatu Kuncevičium, katalikų šventuoju, ir Leontijum Karpovičium, ortodoksų šventuoju. Ir tos 3 vietos, Šventosios dvasios vienuolynas, Švenčiausios trejybės vienuolynas ir dar šalia esantis Aušros vartai, tai yra, galima sakyti, tokios 3 švenčiausios vietos Lietuvos ortodoksam. Dėkoju už dėmesį. Ačiū labai, kunige Gintarai, kad pristatėte iš ortodoksų perspektyvos Vilnių. Ir dabar kviečiu kunigą Gabrielių Satkauską, kuris irgi, man atrodo, kalbės apie Šventą Juozapatą. Tai bus vėl tokie siūleliai, kurie suveda viską. Garbė Kristui. Ačiū tėvui Gintarui, daug ką irgi paminėjot ir paruošėt. Dirba šitam pranešimui apie, kaip čia dabar išsireiškus, iš tiesų vietą pašventina Dievas, jo buvimas. Ir žmonės, kuriem pavyksta šiame gyvenime vienytis su Dievu per meilę, per gailestingumo darbus. Ir šiuos 2023 metus Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs, dėmesio, ne bažnyčia, bet Seimas, ne pasaulietinė valdžia paskelbusi Šventojo Juozapato metais. Ir Vatikane ir apskritai visam pasauliu katalikų bažnyčia lygiai prieš savaitę turėjo liturginį minėjimą šio šventojo. Lapkričio 12 dieną prieš 400 metų Vitebske Šventasis Juozapatas tapo kankiniu. Ir katalikų tradicijoje
kankiniai prisimenami jų gimimo dangui dieną, jų kankinystės dieną arba žemiško gyvenimo pabaigos dieną. Taigi tokia neeilinė sukaktis ir šventas Juozapatas, kalbėkime apie jį kaip žmogų, kuriam pavyko vienyti su Dievu ir tą vienybę su Viešpačiu irgi išlieti Vilnių kaip pašventinimą. Ir čia irgi minėsim Švenčiausios Trejybės vienuolyną, ką tik minėjo kunigas Gintaras. Aš galvojau taip formuluoti paprastai, neapkrauti jūs informaciją, šiek tiek daugiau pats pasakosiu, bet taip paprastai ir trumpai, ar ne? 7 būdai, kaip mum siekti šventumo pagal šventąjį Juozapatą, nes šventieji yra mums svarbus tiek, kiek jie rodo į Kristų ir kiek rodo kelius, būdus, aktualius tam laikmečiui vienyti su Dievu. Tai aišku, Juozapatas gyveno seniai, visai kitam laikmetyje. Ir jo šita sukaktis, 400 metų gimimo dangui sukaktis, yra švenčiama visame pasaulyje. Ir buvau užsiminęs Vatikane, yra ir daug ekspozicijų, ir popiežius tam irgi skiria dėmesį. Ir mes čia Vilniui, Bažnytiniam paveldo muziejuje, irgi turime parodą, yra įvairūs minėjimo renginiai, susitikimai. Jeigu trumpai, neišsiplečiant apie Juozapato biografiją, neaišku, kada tiksliai jisai gimė, apie 80-16 amžiaus metus. Aišku, labai kada jisai žuvo, tai 23 metų lapkričio 12 dieną, prieš 400 metų. Ir 1643, praėjus tik 20 metų, jau jisai paskelbiamas palaimintojo 1867 šventuoju. Pirmasis suditų šventasis, o mes čia susirinkę švęsti 700-ųjų Vilniaus metų jubiliejaus, galim sakyti, Vilnietis atidavęs gyvybę už bažnyčios vienybę. Vilnietis atidavęs gyvybę už bažnyčios vienybę. Vilniui 700 metų, Juozapatui 400. Jo tėvas buvo ukrainietis, pirklys ir vadinosi Kunčicas. Ir Juozapatas, kai jau užėmė aukštas bažnytinės pareigas, savo pavardę subajorino, Kuncevičius. Jis mokėsi vietinėje stačiatikių mokykloje, o nuo 1596 metų paauglystėje atvyko į Vilnių. Kai paauglys jisai jau gyveno Vilniuje, čia dirbo, mokėsi. 1604 metais įstojo į mūsų matytą, kunigas Gintaras rodė, Vilniaus Švenčiausios Trejybės vienuolyną. 1609 metais buvo pirmieji jo šventimai, jis buvo paskirtas novicijų auklėtoju, buvo pedagogas, buvo išmintingas ugdytojas. Ir nuo 17 metų paskirtas vieno vienuolyno vadovu. Ir tais pačiais metais paskirtas vyskupų pagalbininku Polocke. Ir galiausiai jisai su vienu metropolitu sukvietė bazilijonų vienuolynų kapitulą. Ir sujungė, ką jisai padarė, kuo reikšminga. Jisai sujungė Vilniaus, Vytenės, Žirovicų, Minsko ir Naugarduko bazilijonų vienuolynus. Jisai reorganizavo bazilijonų ordiną ir įkūrė Švento Bazilijaus didžiojo ordiną. Ir tas ordinas, kaip būstinė centras, buvo Vilniaus Švenčiausios Trejybės vienuolynas. Aš irgi dar parodysiu kelias nuotraukas to vienuolyno. Mes paprastai juos vilniečiai vadinam tiesiog bazilijonais. Ten yra bazilijonai. Nuo 18 metų Juozapatas jau Polocko arkivyskupas. Jis gauna tokias atsakomybės, ar ne? Bažnyčia pasitikė. Ir uoliai propaguoja katalikų ir stačiatikių bažnyčių uniją, vienybę tarp katalikų ir ortodoksų. O aišku, yra daug įtampų tuo metu, daug kas priešinasi. Ir jisai galiausiai yra nužudomas sukilusių unijai priešiškų Vitebsko gyventojų. Jo palaikus paskui saugo Polocko unitų katedrui. Galiausiai tenka slapstyti, nes ir net pats caras Petras I įsako sunaikinti, netokiam aukštam lygmenį, nutildyti tą ir kultą Švento Juozapato gerbimo
Tad 1949-aisiais, tai čia visai neseniai, 70 keli metai, Švento Juozapato palaikai perkeliami į Švento Petro baziliką Romoje. Ten yra Švento Bazilijaus didžiojo bažnyčios tėvo mokytojo altorius ir tai yra pati artimiausia vieta šalia Šventojo Petro apaštalo palaikų. Dabar tokie 7 žvilgsniai, 7 impulsai, kaip mes galim siekti šventumo pagal Šventąjį Juozapatą, pašventinusi savo gyvenimu ir Vilnių. Jo šūkis viso jo gyvenimo galima būtų sutraukti į Evangelijos eilutę. Iš Evangelijos pagal Joną 17 skyriaus 21 eilutę, tegul visi bus viena. Tai buvo jo troškimas, svajonė. Ir žinom, Kijevo Rusija priėmė krikštą labai anksti, palyginus su Lietuva, 988 metais, kai bažnyčia dar nebuvo pasidalijusi, dar nebuvo įvykusi schizma 1054 metų. Tad Juozapatas nepalaikė Maskvos patriarchato peršamo spaudimo, jog krikščionys, pritarantis Brastos unijai, laikytini išdavikais. Ta Brastos unija irgi užsiminė tėvas Gintaras, jinai buvo 1596 metais. Atvirkščiai, Juozapatas visur ir visus ragino vienytis aplink Kristaus vietininko žemėje sostą, kad anot Evangelijos visi būtų viena, tegul visi bus viena. Tai buvo jo gyvenimo šūkis. Štai matom švenčiausios trejybės vienuolyno vartus, įėjimą. Ir unitais, galim sakyti, jisai įkūnija unitus, suteikia kūną unitams. Juozapatas. Šnekamoji kalboje unitai, mes juos taip paprastai irgi vadinam, bet pilnai reiškia Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčia. Jinai buvo įkurta sudarius Brastos uniją 1596. Ta unija sudarė Lenkijos ir Lietuvos stačiatikių ortodoksai. Jie dalis jų, kurie pripažino Romos popiežiaus autoritetą. Tačiau labai įdomu, jie, tai praktiškai kalbam, tapo katalikais, bet išsaugojo autentiškus savo liturginius papročius, tai pamaldų kalbą, tradicijas, galim sakyti, tą bizantišką liturgiją, rytų bažnyčios liturgiją. Išsaugojo specifinį rytų bažnyčios vienuolių gyvenimo būdą ir tam tikrą autonomiją, organizacinę autonomiją. O Juozapatas tuo metu, vykstant tokiems lūžiams, buvo jaunuolis. Panašių metų atvyksta į Vilnių ir prisijungia prie šitos naujos bendruomenės. Iš pradžių kaip pasaulietis, pirklio mokinys, o vėliau jau kaip vienuolis. Iš pradžių graikų apeigų katalikų bažnyčioje buvo laikomasi rytų krikščionims, ortodoksams įprasto kontempliatyvaus gyvenimo būdo. Tai ypač pasižymėjo rytų bažnyčiai tuo metu vienuoliai tokiu sėslumu, uždarumu. Ir tai pagrįsta irgi bažnyčios tėvo Švento Bazilijaus regula. Čia tą Bazilijų girdim ne pirmą kartą, ar ne? Juozapatas prie Bazilijaus altoriaus Petro bazilikoje. 1617 metais ši vienuolinio gyvenimo tradicija buvo reformuota įkuriant Švento Bazilijaus didžiojo bazilijonų ordiną ir suteikiant jam dalį vakarų bažnyčios vienuoliams būdingų gyvensenos ir organizacijos bruožų. Kaip įdomi ta vienybė kuriama ir per mažus dalykus, ir kasdienės gyvenimo taisyklės, ir dvasingume. Vienas iš pirmųjų šio naujojo ordino narių ir buvo šventasis Juozapatas, vienas pirmųjų. Ir rodydamas vienuolinio gyvenimo tobulumo pavyzdys, tikrai buvo geras vienuolis. Jis buvo svarbus autoritetas bendruomenė ir, galima sakyti, buvo gyvoji ordino regula. Gyvoji ordino regula. Spiritus movens. Trečias dalykas tikrai mums labai aktualus ir mes tą bandom sekti tuo pavyzdžiu ekumenizmas. Nuo 1963 metų
Kaip jau minėjau, Juozapato palaikai ilsisi Petro bazilikoje Romoje ir tam didžiam bazilijaus altoriuje. Tai sarkofagas esantis arčiausiai Švento Petro kapo. Ir taip Vatikano antrojo susirinkimo tėvai priėmė šitą sprendimą, norėjo pabrėžti šventojo indėlį siekiant bažnyčios vienybės. Išties Juozapatas prieš 400 metų pradėjo ekumeninį darbą. Ta jo istorija palaikų praeis 20 metų, jis paskelbiamas palaimintojų, jo palaikai buvo gerbiami įvairiose Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos vietose. Po abiejų tautų respublikos padalijimo slepiami, perlaidoti, nes buvo bažnytinės vienybės priešininkų persekiojami. Ir iš bažnyčios istorijos žinoma, kad šventųjų, būsimųjų šventųjų relikvijos, kaip ir pats Kristus, dažnai būdavo persekiojami, būdavo bandoma sunaikinti. Pavyzdžiui, Dievo tarnaitė Barbora Žagarietė, irgi, ar ne, susijusi su Amerikos lietuviais. Manau, daugelis esate apie ją girdėję. Švento Juozapo palaikų atveju toks persekiojimas vyko net caro Petro I įsakymu. Tai jau, kaip minėjau, kol pasiekė Petro baziliką 1963 metais, Juozapato palaikai dar prieš tai buvo Austrijoje, Vienoje, tai keliavo, ir po mirties piligrimystė. Ketvirtas momentas, ko gero vienas svarbiausių mums visiems, širdis krikščionio, būti maldos žmogum, maldos siela. Malda tai yra būdas bendrauti su mūsų viešpačiu, su švenčiausia trejybe. Ir čia noriu pasiremti mūsų ateitininkų federacijos dvasios vadu, arkivyskupu Gintaru Grušu, kuris lapkričio 16 pagrindinę aušros vartų atlaidų dieną per pamokslą kalbėjo apie šventąjį Juozapatą. Jisai sakė, turime pavyzdžių, ką reiškia būti geruoju ganytoju, būti krikščioniu. Sekmadienį visuotiniai bažnyčiai šventėm Švento Juozapato 400 metų kankinystės metines. Šventasis Juozapatas, kuris čia visai netoli pradėjo savo vienuolinį gyvenimą, kur čia ugdė save maldoje ir Dievo motinos meilėje, yra mums pavyzdys, ką reiškia ganyti jam paskirtuosius, ką reiškia tarnauti. Pirmiausia, jis buvo maldos žmogus, giliai besimeldžiantis Jėzaus malda. Juozapatas puoselėjo pamaldumą Marijai, meldėsi už Dievo tautą, už bažnyčią, bet gyveno ir askezės gyvenimą, pasninkavo, neleisdavo savo kūno norams vyrauti. Jis buvo atgailos žmogus. Šalia to, Juozapato amžininkai sako, kad jis buvo nepaprastai gabus viskam, prie ko prisiliesdavo. Jis buvo universalus. Jis buvo profesionalus ir pasižymėjo universalumu. Pavyzdžiui, buvo vienuolis, atsidėjęs maldai, uoliai stengėsi dvasiškai tobulėti, laikytis drausmės, paisyti nuošalumo kaip vienuolis. Tačiau visuomeniniam gyvenime Juozapatas pasižymėjo ypatingų gebėjimų bendrauti. Šventasis Juozapatas mokėjo tvarkyti ir praktinius reikalus, išmanė teisę, turėjo puikią atmintį, aštrų protą, tad gebėjo bylinėtis įvairiose teismuose. Ir nors nebuvo oficialiai studijavęs, Juozapatas savarankiškai mokydamasi sugebėjo išsilavinti tiek, kad išmanė subtiliausius teologinius dalykus. Buvo ir pamokslininkas, kadangi pradžioj tik įsikūręs vienuolynas buvo, Švento Bazilijaus ordinas. Tai jam teko būti ir pamokslininku, ir nuodėmklausiu, ir choro vadovu, ir giesmininku, ir varpininku, ir ūkvedžiu, ir jis tą puikiai darė. Labai įdomu, kaip pravardžiavo Juozapatą. Jis turėjo užsitraukęs tokią etiketę. Ir truputį kartais su pykčiu vadindavo, kiti girdami, kiti niekindami. Juozapatą buvo praminę sielų grobiku. Kodėl? Jis išgarsėjo tikrai kaip uolus išpažinčių klausytojas. Ir savo brolius pirmiausia skatino vienuolyne, kad eitų klausyti išpažinčių, eitų dažnai klausyti išpažinčių, visada klausyti žmonių išpažinčių. Jis skatino ir savo kunigus, kai buvo vyskupas ir pats rodė pavyzdį.
ilgas valandas sėdėdavo ir klausydavo išpažintis bet kur, vienuolyne, bažnyčioj, mieste, kalėjimuose, ligoniniai, netgi laukdamas kelto, kad persikelt per upę. Jis išklausydavo visų kitų išpažintis, kurie laukia to kelto. Jei kas nors mėgindavo pabėgti, dėmesio, pabandykime įsivaizduoti, jei kas nors mėgindavo pabėgti, pasivydavo. Toks uolumas. Ir net sugebėdavo tuos, kurie atėjo išpažinties, ypač vargšus, paskatinti piniginę premiją, kažkaip papirkti. Ne? Aišku, kad tai nebuvo paviršutiniška, bet jisai, reiškia, visom priemonėm bandė padėti žmonėms šios gailestingumo sakramentą. Ir čia įdomus dalykas. Tai nesupyksite, broliai protestantai, ortodoksai. Jisai, čia kalbam apie Jozapatą, jo laikmetį, ar ne? Ir visai kitokią visuomenę. Jisai su protestantais ortodoksais ginčydavosi, bandydavo juos atversti. Dažnai tie pokalbiai baigdavos tuo, kad žmogus atlikdavo išpažintį ir grįždavo į katalikų tikėjimą. Išpažinčių jis klausydavosi netgi smuklėse. Prieidavo prie vyrų ir tada švęsdavo gailestingumo sakramentą. Tai žodžiu, Jozapatą tikrai pastebėjo žmonės. Jis buvo žmogus, kuris krisdavo į akį. Ir jis buvo vertinamas tikrai ne vienareikšmiškai. Vieni labai žavėjosi, o kiti jo nekentė. Ir tai liudija jo kankinystės faktas. Ir toks 7. bruožas, radikalus, ko dabar paprastai mes katalikai ypač kratomės, bet tas žodis radix, lotyniškas žodis radix reiškia šaknis. Kristus buvo radikalus, kalba apie druską, kuri turi būti sūri. Ir popiežius, būdamas Lietuvoje, kelis kart priminė mums, prisiminkim savo šaknis, kitaip tariant, būkim radikalus. Ir aišku, nesumaišykim su kraštutinumais. Kraštutinumas yra dalykas, kurio turėtume vengti, geriau vadovautis vidurio kelio principu. Ne? Tai, bet ta gerąja prasme, Jozapatas buvo radikalus, uolus, dar galėtume sakyti. Jozapatą, aišku, vienaip vertina katalikai, kitaip stačiatikiai, kuriuos jis stengdavosi patraukti į susivienijimą su Roma. Būdamas uolus, Jozapatas nepripažino kompromisų, o toks radikalumas, aišku, nebuvo visiems priimtinas. Ir, pavyzdžiui, net Jozapato sąjungininkas, katalikas, Lietuvos kancleris Leonas Sapiega, perspėdavo Jozapatą dėl pernelyg radikalaus veikimo būdo. Vis tik, aišku, reikia suprasti, vėl hermeneutinį tą principą taikyti, kad Jozapatas nebuvo 21 amžiaus žmogus. Jis mąstė ir elgėsi pagal savo epochos standartus ir nedera jo vertinti šiandienio žmogaus žvilgsniu. Kodėl paėmiau kalbėti apie jį? Tai pirma, kad atkreip dėmesį, kad net pasaulietinė valdžia Lietuvoje, ne bažnytinė, bet jį iškelia kaip pavyzdį, skelbia jo metus. Turime tikrai tą šventą vietą, kur dabar yra Bazilijonų vienuolynas. Yra jubiliejus Jozapato kankinystės, kurį pabrėžia net visuotinė bažnyčia. Ir esminis dalykas tai, kad Jozapatas savojo laikmečio kontekste išsiskyrė kaip herojiškas krikščionis, rodęs amžininkams karšto tikėjimo pavyzdį. Visi mes norim, kad tikėjimas iš tiesų degtų, būtų karštas. Ir jo asmeninės savybės, ypatingai rūpestis žmonėmis, jisai labai rėmė vargšus, našles, našlaičius. Jo rūpestis sielų išganimu yra vertybės, nepavaldžios istoriniams vėjoms, nepavaldžios ir konfesijoms. Ačiū už tai, kad klausėtės. Dėkoju. Ačiū labai, kunige Gabrieliau. Ir dabar mūsų 4. kalbėtojas, kunigas Raimundas, į reformacijos laikus mus dabar nuves ir toliau. Ačiū. Taip, laba diena dar kartą, vakaras, rytas, diena, nežinau kaip ten, kur pas jūs. Bandysiu aš pabendrinti, nežinau ar tai pavyks. Panašu, kad nelabai. Gal Indrė galėtų pabandyti. Gerai, aš bandysiu.
nes kažkaip pirmą pavyko, liktai dabar jau nelabai. Aišku, man kalbėti gan sudėtinga dabar iš po šių kalbėtojų, kadangi mes reformatai neturim nei šventųjų, apie kuriuos nemažai buvo kalbėta. Mes neturim nei ikonų, nei relikvijų. Ir mes taip pat nešventinam nei namų, nei paminklų, nei automobilių, tik tai Dievo žmonės tikinčiuosius, Dievo išrinktuosius. Ir iš kitos pusės šventomis vietomis galima būtų įvardinti visas tas vietas, kur skelbiamas Dievo žodis, kur meldžiamasi mūsų viešpačiui, kur jis garbinamas, kur jo garbiai susirenka Dievą mylintis, tikintis, dievoti žmonės. Ir tai galėtų būti kiekviena Vilniaus vieta, mūsų supratimu. Taigi, tikriausiai to galėčiau ir baigti. Apie reformatams šventas vietas. Kunige Raimundai, ar jūs dabar matote skaidres? Taip, matau, turbūt ir visi mato. Gerai, puiku. Tai va, tai visgi apie tai, visgi mes norėčiau apie šventas vietas, galbūt ne taip pavadindamas jas. Aš norėčiau kalbėti apie reformatams labai svarbias vietas. Galbūt tai būtų mūsų supratimu teisingiau ir sąžiningiau jas įvardinti. Ypatingai šventas vietas, svarbias vietas. Taigi, ir pirmiausiai, aišku, tai būtų bažnyčios surinkimo vietos, maldos vietos arba pastatai, maldos pastatai. Ir aišku, tai pati svarbiausia reformatams Vilniuje vieta, kurią jūs ir dabar matote šioje skaidrėje. Ir dar būtent apie maldos susirinkimo vietas norėčiau pacituoti vieną iš reformatų tikėjimo knygų, išpažinimo. Tai yra antrasis šveicariškasis išpažinimas. Taigi, bažnyčių maldos vietų pastatai yra skirti tam, kad Dievo žodis būtų skelbiamas žmonėm ir viešai vyktų maldos. Teisėtai būtų švenčiami sakramentai ir atliekamos rinkliavos, skirtos neturtėliams, taip pat visoms būtinoms bažnyčioms išlaidoms padengti. Bažnyčių nuolatinių maldos vietų pastatai turi būti garbingi ir viskuo tinkami šiai veiklai. Viskas turi būti įrengta kaip dera, kaip reikalauja būtinybė ir Dievo baimingumas, pagarbumas, kad netrūktų nieko, ko reikia bažnyčios apeigoms ir poreikiams. Jos yra ne pasaulietiškos, bet skirtos Dievui ir jo garbinimui. Turbūt niekas iš mūsų čia neprieštarautų šitam, nors tai buvo parašyta 1566 metais. Kitos be galo svarbios vietos, tai galėtų būti istorijos bėgyje išlikusios, nepamirštos ir iki šiol svarbios savo istorinę reikšmę, protėvio žemišką veiklą, Dievo ir jo bažnyčios garbiai. Taigi, kelias tokias pabandysiu įvardinti. Pirmąją jūs matote, galima sekančią skaidrę ir taip po truputį į priekį. Tai yra be jokios abejonės ta vieta reformatams ypatingai svarbi, tai yra Pylimo gatvėje esanti reformatų bažnyčia ir jos surinkimas, ką jau matote, tai dalis jo surinkimo. Pastatas deja dažnam vyresniosios kartos žmogui žinomas kaip Kronikos kino teatras. Deja, dažnas taip ir įvardyja. Kur ta jūsų bažnyčia? Buvusi Kronika, klausia. Ir visada tokiam prieštarauju. Visada čia buvo reformatų bažnyčia. Tik labai trumpai, sovietmečio, apie 40 metų, pastatas buvo užgrobtas ir paverstas kino teatru, kaip ir daugelis bažnyčių pastatų. Šiek tiek faktų apie šį reformatams ypatingai svarbų pastatą.
1830 metais buvo padėtas kertinis akmuo Vilniaus reformatų bažnyčios statybai pažymėti. Ir iki tol reformatams tarnavo kitas medinis pastatas, kuris buvo pastatytas 1685 metais ir iki šio. O šiam pastatui, kurio paradinį įėjimą dabar matote, lėšos buvo renkamos visos Rusijos imperijoje. Tuomet Rusijos imperijoje buvo ir Lietuva jo sudėty. O 1825 metais sinodo metu buvo užsakyta knyga aukoms rinkti. Parašytas rinkliavos įrankis, atsišaukimas 5 kalbomis – rusų, lenkų, prancūzų, vokiečių ir anglų kalbomis. Taigi bažnyčios projektui parengti ir įgyvendinimo priežiūrai buvo pakviestas Vilniaus universiteto architektūros katedros vadovas profesorius Karolis Počečinskis. Bažnyčia buvo statoma 5 metus nuo 1830 iki 1835 metų. Ir kaip jau turbūt matėte ankstesnėje, arba gal vėlesnėje, pabandykim toliau pasižiūrėti, vėlesnėje skaidrėje, kad virš portalo buvo užrašas lenkų kalba Daite Češčpanu. Prieš kelis metus po rekonstrukcijos reformatų konsistorijos sprendimu buvo jau užrašytas lotyniškas, geriau suprantamas daugeliui krikščionių pavadinimas reformatų Obalsis Soli Deo Gloria, vienam Dievui garbė. Taigi šis tikriausiai svarbiausia reformatams vieta Vilniuje. Tačiau tai ne vienintelė reformatų bažnyčia. Dabar taip, dabar ši bažnyčia vienintelė, bet buvo ir daugiau bažnyčių istorijos bėgyje. Ir manau verta paminėti, kad pirmoji reformatų bažnyčia buvo įkurta dar 1553 metais, gruodžio 2 dieną, Mikalojaus Radvilos Juodojo pastangomis jo paties dvare Lukiškėse, dabartinio Vingio parko teritorijoje. Netrukus 1562 metais reformatams maldos namai įkuriami Radvilų rūmuose, užėmusiuose kvartalą dabartinės Šventojo Jono ir Pilies gatvių sankryžoje. O 1574 metais trečioji iš eilės Vilniaus reformatų bažnyčia įkuriama kitoje gatvės pusėje Pilies 30, Stanislovo Goštauto sklype šalia Žuvų turgaus. Čia reformatai laikė pamaldas 7 metus, kol gavus karaliaus Stepono Batoro privilegiją dabartinėje Volano gatvėje prie Hornostajų rūmų pastatoma puiki mūrinė 4 Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčia. Čia mes kol kas žiūrime į tą dabartinę, išlikusią ir žinom, kaip ji atrodė, o anų, aišku, senųjų mes nežinome. Ir 1591 metais dokumentai rašo apie pirmąją reformatų bažnyčios pirmąjį sudeginimą birželio naktį iš 9 į 10 dieną. Paskui ji buvo atstatyta, paskui 611 metais vėl sunaikinta ir ji vėl buvo atstatyta, bet praslinkus 28 metams ir vėl sunaikinta. Teismo sprendimu buvo liepta patiems reformatams ją nugriauti ir išsikelti už miesto ribų į Pylimo gatvėje esančias reformatų kapines. Po 4 sugriovimo buvo pastatyta jau medinė bažnyčia, kuri išstovėjo 150 metų ir sunykusi
jau dėl amžiaus. O kitoje Pylimo gatvės pusėje išaugo mūrinė bažnyčia, iki šiol stovinti, apie kurią jau minėjau ir kurią mes dabar matome. Ta ankstesnė, dar iki sovietmečio dabar matome, o ankstesnėse skaidrėse matėm ir dabartinę. Visai neseniai restauruota, o restauracijos darbai vyks dar ir kitais metais. Taigi, tokią mes turim reformato dabartinę bažnyčią ir jeigu dar laiko yra, tai aš dar kalbėsiu, jeigu nėra laiko, iškart mane stabdykit. Turbūt dar turim truputį, taip? Jūs, Indrė, dabar nesigirdite, bet... Jo, dar 2-3 minutės, kad būtų laiko biškį klausimams. Tai... Gerai, pasistengsiu. Gerai. Taigi, tai be abejonės buvo ta svarbiausia reformatams vieta, bet yra ir kitokių vietų. Dabar mes eikim toliau ir ten dar toliau, va štai dabar dar žemiau, Indrė žemiau, eikim žemiau ir aš norėčiau dar pasakyti dar vieną labai svarbią vietą, kurią žino dar žemiau, ne visi, netgi dar žemiau, taip, netgi ne visi reformatai ir ne kiekvienam Vilniečiui žinoma. Tai 1831 metų sukilimo vieno iš vadovų, nepriklausomybės žadintojo Simono Konarskio žūties vieta. Ir ne visi žino turbūt, kad Simonas Konarskis buvo labai uolus reformatas, jo paminklinė lenta netgi buvo, kabėjo šalia kitų žymių reformato bažnyčioje. Taigi, tas paminklinis akmuo su ereliu, dorojančiu auką pagal universiteto profesoriaus Juliaus Kloso projektą, reformato bažnyčios Vilniaus sinodo rūpesčiu buvo pastatytas 1924 metais Simono Konarskio sušaudymo vietoje, minint jo 85-asias mirties metines. Paminklas iškilo šalia jo vardu pavadintos gimnazijos. Nuo nepriklausomybės pradžios paminklą prižiūri šios gimnazijos bendruomenė, kuri dabar gražiai bendradarbiauja su Vilniaus reformato parapija, o taip pat ir Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kasmet organizuoja paminėjimus. Taigi dar gal toliau eikim, tos žemėlapius pasižiūrėkim, tai gal ta vieta ir aš ir baigsiu, ir tai yra labai simboliška, nepaprastai svarbi vieta reformatams. Yra, bent jau turėtų būti, dabartinio Volano gatvėje šita vieta yra ir ne dėl to, kad Volanas buvo vienas iš pagrindinių reformatų teologų ir labai svarbus kultūros politikos veikėjas tuometinis. Šiame Vilniaus kvartale, po to, kai Mikalojus Radvilai Rudasis ir jo sūnus Kristupas Perkūnas 1574 metais sudarė sutartį su Mikalojumi Kristupu Radvila Našlaitėlio, Juodojo sūnumi. Ir laikinai reformatų bažnyčia iš Radvilos Juodojo rūmų perkelė į Didžiąją gatvę. Maždaug po to laikotarpio už miesto sienų, sklype už Trakų vartų, buvo įkurtos kapinės, kur pagal visas apeigas buvo laidojami helvetų arba reformatų tikėjimo mirusieji. Nors ta sutartis buvo pasirašyta tarp artimų giminaičių Radvilų, iš jų buvo vieni evangelikai, o štai Našlaitėlis buvo Romos katalikas. Ta sutartis taikos visgi neatnešė ir deja buvo daug ten tragiškų įvykių, tyčinių gaisrų, žudynių, kapinių išniekinimo, apiplėšimų. Taigi ir ta vieta, tos kapinės, kurių dabar niekas nežino ir nesimato, ir ta bažnyčia, kur dabar yra
švietimo ir mokslo ministerija irgi, sakyčiau, turėtų būti išskirtinė arba šventa vieta. Taigi, dar mes turėtume kalbėti ir apie reformatų sodą. Galima paskutinės skaidrės parodyti, jeigu ten kas nors matysis dar toliau jo, ir nes visgi labai gražiai sutvarkytas priešais dabartinę bažnyčią. Ten buvo ir koplyčios, ir kelios, ir senoji ta medinė bažnyčia, kaip jūs matot, ir dar toliau galima žiūrėti. Ir ten iškils paminklas kažkada, nežinau kada, renkamos lėšos. Štai dabar matote toks paminklas, kurio kiekvienas šitas stulpas bus ant jo, bus parodyti reformacijai ir reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkai, reformatai, nusipelnę žmonės. Taigi, ta vieta ir dabar turbūt labiausiai iš visų kitų vietų reformatams svarbiau lankoma, tik dėja ne visi žino, kokia ji svarbi. Tai turbūt tegul bus tiek apie reformatus ir galima paskutinę skaidrę įdėti su reformacijos dar vieną šūkio Soli Deo Gloria, vienam Dievui garbė. Gerai, ačiū labai, kunige Raimundai, kad pristatėte irgi, žinau, kad čia irgi svarbias vietas reformatams. Taigi, mes dabar turime apie 10-11 minučių klausimams. Ir prašyčiau, arba mūsų nėra baisiai daug, tai arba galite pakelti savo virtualią ranką, tą galite padaryti paspaudę reactions ir tenais bus raise hand, arba galite parašyti į chat klausimą, galite man asmeniškai arba bendrai ir aš juos perskaitysiu. Ir taip, tai dabar, jeigu galime pradėti, jeigu yra klausimų, ir taip pat kviečiu irgi mūsų prelegentams, gal jūs irgi pakalbėjote apie savo šventą vietą ir gal turite klausimų kitiems mūsų kalbėtojams. Tai dabar biškį žiūriu. Laukite čia. Aha, gerai. Gerai, tai kol mūsų publika galvoja ir formuluoja klausimus, aš paklausiu, žodžiu, pristatėte ekumeninę perspektyvą per tas 4 pristatymus. Ar yra kokių nors ekumeninių iniciatyvų, pavyzdžiui, lankyti įvairias šventas vietas? Inesa, jūs dirbate ar dirbote piligriminiam centre, ar irgi bandydavote aplankyti nekatalikiškas vietas? Žodžiu, koks yra ekumeninis bendravimas šventų vietų atžvilgiu ir gal tik plačiau irgi, kokių yra iniciatyvų, kad bendrautų krikščionys tarpusavy? Tai mes, kada organizuodavom, tai Vilniuje, man atrodo, krikščionys dabar tai tikrai bendrauja pakankamai draugiškai tarpusavyje, iki iš tikrųjų, iki to karo Ukrainoje, situacija pasikeitė, bet ne iki tiek, kad negalėtumėm užeiti į stačiatikių, tarkim, bažnyčią. Bet kada mes darome, tarkim, piligriminės kelionės po Vilniaus miestą, tai visada yra aplankomas, tarkime, gailestingumo tas pats kelias. Man toks buvo labai gražus dalykas, kad tas jungiantis Dievo gailestingumas, kuris mums visiems krikščionėm yra be galo svarbus ir tas aspektas, nežinau, ar Dievo savybė, ta esminė, kuri mus kažkaip sujungia ir leidžia mums visiems sutarti apie Dievo gailestingumą. Tai kada mes einam gailestingumo kelią, ypatingai ta Aušros vartų gatvė, apie kurią kunigas Gintaras minėjo, toks tai krikščionybės trikampis, tai yra ir Aušros vartų Marijos koplyčia, Šventos Teresės bažnyčia, graikų apeigų katalikai, ortodoksai. Tai tas bažnyčias visada aplankom ir kažkaip taip, labai paprasta ir gera ir visi jaučiamės, nežinau, labai taip kaip sava mieste ir ne kaip atėję į kitos konfesijos maldos namus. Tai tas tikrai toks
atvirumas vienas kitų atžvilgių, na bent jau aš kalbu iš katalikų pusės, tik tai tikrai jisai visada buvo ir visada buvo gera ir pas ortodoksus, ir kai kunigas Gintaras dirbo, ir tai ne pas Konstantinopolio, pas Maskvos tuo metu tada buvo, tai visada ateiti ir visada kažkas papasakodavo, tai tikrai, nežinau, gali galbūt kunigas Gabrielius pridėti apie iniciatyvas ir, kunigas Gintaras. Gerai, prašau, kunigai Gintarai. Aš norėjau šiek tiek ir pratęsti, kad iš tikrųjų mes Vilniuje tas bendravimas labai gražus ir netgi dažnai stebina iš kitų šalių žmonės, kad paprastai yra didelis priešiškumas tarp unitų ir ortodoksų, graikų apeigų katalikų ir ortodoksų. Čia ilga sudėtinga istorija, bet Vilniuje tame tarpe mes netgi asmeniniam tokiam lygyje, mes su tais tėvais bazilionais mes gražiai bendraujam, draugaujam, visą kitą ir kalbant netgi apie būtent piligrimystės, tai tame tarpe ir ortodoksų piligrimus. Aš pats vesdavau ekskursijas, vesdavom ir į Švenčiausios Trejybės bažnyčią ir kitas, pavyzdžiui, katalikų vietas, kitos Lietuvos vietose, pavyzdžiui, Pažaislio vienuolyne irgi ortodoksai dažnai lankosi dėl šventos ikonos, čia jau aišku Kaunas, kitas miestas. Ir tame tarpe irgi būdavo susitarimų, čia aišku irgi karas daug ką pakeitė, bet Aušros vartuose yra katalikų koplyčia, bet ten leisdavo ir mum ortodoksam irgi atlikti savo pamaldas per svarbiausias tas datas. Ir kitas dalykas, kad aišku, ta ikona Aušros vartų mum irgi labai svarbi. Tai vienu žodžiu, ta piligrimystė ir pas mus ateidavo katalikai, ir mes eidavom pas katalikus, ir labai toksai visada buvo gražus, glaudus ekumeniškas bendravimas. Ačiū. Čia klausimą turiu per chatą. Čia kunigui Gabrieliui. Ar galite porą žodžių pasakyti apie Barborą Žagarietę? Ir ypač kodėl jis svarbi yra Amerikos lietuviams? Gal ir Kanados. Aš iš jaudulio, aš turėjau visai omeny Pažaislyje, Kaune yra įsikūrusios vienuolės, jų įkūrėja vienuolynų yra iš Amerikos. Tai jinai Dievo tarnaitė. Nemažai yra tų kandidatų iš šventuosius ir Lietuvoje. Tai kartais mažiau Liūnas ir... Gerai, tai nieko, gerai, patikslinat. Neblogai. Ir čia, prašau, Ina, klausimą. Negirdim, galite įjungti mikrofoną, prašau. Dabar jau turėtumėm jūs girdėti. Gal parašyti reiktų, nes neišeina. Kažkas dabar su jūsų mikrofonu, jūs atmutinot, bet negirdim. Tai gal įrašykite į chat, tada aš galėsiu perskaityti, gerai? Tai čia dar kunigui Raimondui klausimas, kur bus statomas tas paminklas reformatų, nes čia, jūs, kiek supratau, čia dar planuojamas dalykas, taip? Taip, ten buvo projektas ir tas paminklas bus kitoj pusėje Pylimo gatvės, kur yra bažnyčia Pylimo gatvėje, kitoj pusėje gatvės reformatų, dabar jau vadinamas sodas, anksčiau buvo reformatų skveras, ten bus paminklas. Dabar yra toks laikinas akmuo, o ten bus paminklas. Ir renkamos lėšos dabar. Gerai. Ir man irgi tik smalsu, nes bendrai reformatai nemėgsta statulų, tai kieno tenais ant pačios bažnyčios kieno statula tenais, kurį laiko kryžių? Ar ten angelas? Ar? Tikėjimo. Gerai. Tikėjimas. Simbolis tikėjimas ten. Ir du angelai. Viduj nei statulų, nei šitų paveikslų, ikonų tikrai nieko nėra. Taip, aš taip ir galvoju, tai man buvo įdomu, kieno. Jo, visi daug kas supranta, kad ten yra Marijos statula. Ne, jokių būdų, ten yra simbolizuoja tikėjimą. O šalia viltis ir meilė. Angelai du. Gerai, čia. Dabar turime Inos klausimą. Ar yra kokia statistika, kiek Lietuvoje yra ortodoksų ir reformatų krikščionių? Jeigu ar kunigas Raimondas ir kunigas... Kas pirmas?
Gerai, aš galiu pasakyti. Gerai, prašau kunigą Raimondą ir paskui kunigą Gintarą. Aš galiu pasakyti, kad čia labai sudėtingas ir ilgas klausimas. Pirmiausiai, jeigu mes sakytumėm apie reformatus, kiek yra save priskiriančių reformatais, tai yra apie 7,000, apie netoli 7,000. Jeigu mes skaičiuosim tuos, kurie yra pakrikštyti, konfirmuoti ir einantis viešpatės vakarienės ir mokantis metinę nario auką, tai toks kaip ir mūsų taisyklė. Tai būtų, labai apytiksliai apie 2,000, 1,500 gal, bet sunku suskaičiuoti. Jeigu dar prie to viso ir lankantis bažnyčią, bent kartą į mėnesį, geriausiai kiekvieną sekmadienį, tai mes surinktumėm, geriausiai atveju 1000. Tai vat sunku pasakyti, nuo pakrikštytų iki aktyvių lankančių. Tai čia sunkus klausimas. Taip. Aš tuomet norėčiau pratęsti apie ortodoksus. Tai gal 21 metais vykusi tokį covidinį surašymą, būtų tiksliau sakyti apklausą, tai buvo paskaičiuota, kad apie 111 000 žmonių priskiria save ortodoksų tikėjimui Lietuvoje, bet žinoma, tas surašymas jau mažai ko vertas dėl to, kad iš pradžių jo metu Baltarusijoje buvo politiniai neramumai ir pabėgo daugybė 10 000 Baltarusių į Lietuvą. Ir dabar, jeigu neklystu, buvo vertinimas, kad iš viso Baltarusių su visais migrantais Lietuvoje yra apie 90 000 ir grubiai pasakius, ten sunku pasakyti, bet turbūt maždaug per pusę yra katalikų ir ortodoksų. Ir kita vertus, paskui prasidėjo karas Ukrainoje ir nuo 22 metų sugužėjo 10 000 ukrainiečių pabėgėlių. Ir jų irgi ten skirtingais vertinimais dabar apie 70 000, dauguma jų yra ortodoksai. Tai štai covidiniais laikais Lietuvoje vietinių gyventojų lyg ir vertinimų statistinių buvo apie 111 000 ortodoksų, kurie priskiria save ortodoksų bažnyčiai. Ir dar yra 10 000, netgi virš 100 000 įvairių tautybių pabėgėlių, kurie į tą visą statistiką nepatenka ir sunku apie juos kalbėti. Bet kita vertus, pratęsiant kunigo Raimondo mintį, tai lygiai ta pati yra problema ir ortodoksų bažnyčiai. Mes patys kunigai, jeigu žmogus nevaikšto sekmadienį ir nedalyvauja sakramentuose, mes jo nelaikytumėm ortodoksų. Jisai iš tradicijos ortodoksas kaip ir, bet jisai nėra jau toks tikras bažnyčios narys, jeigu jisai nevaikšto. Tai kiek būtų tų tikrų tokių bažnyčios narių, kurie nuolat dalyvauja sakramentuose, gyvena bažnyčios gyvenimu, tai jau būtų atskiras klausimas ir tai nebūtų 10 000 žmonių. Ačiū. Dar labai trumpai norėčiau pridėti, tiesiog pamąstymai. Jeigu mes žiūrėtumėm į gyventojų surašymą arba į bažnyčias visas, kurios deklaruoja, kiek yra tikinčiųjų priklausančių, kai kurie sako, kiek pakrikštytojų, tai matyt būtų Lietuvoje daugiau kaip 3 milijonai tų gyventojų arba tikinčiųjų. Nes pavyzdžiui, aš esu pakrikštytas katalikų bažnyčiai. Ir antras, esu reformatų bažnyčiai. Tai pakrikštas ten, o narys reformatų bažnyčios esu dvigubai. Tai jeigu tą skaičiavimą reiktų kažkaip tai tiksliau sugalvoti, kaip tą padaryti. Tai tiek, replika tokia. Gerai, ačiū labai. Mes dar turim vieną klausimą, bet jau yra laikas baigti, tai aš jį paliksiu kaip tokį retorinį, apmastyti visiems. Tai klausimas buvo, kokiais būdais Vilniaus šventumas unikalus palyginus su kitais Europos miestais. Tai dabar nelabai turime laiko į tą gilintis, bet kunige Gabrieliau, jūs norėjote kažką trumpai pasakyti? Tai vieną sakinį, Vilnius gailestingumo miestas, visas pasaulis, Filipinai ir taip toliau. Tai čia Inesa galėtų atskirą renginį. Atskirą renginį. Gerai, tai... O aš tik irgi tą vieną sakinį, nes labai geras, iš tikrųjų Vainiaus klausimas buvo toks verčiantis pagalvoti mus ir tas unikalumas, man atrodo,
Daugybė piligrimų esu pasakojus iš visų pasaulio šalių, bet vienas sakinys būtų toks: kiekvienas miestas yra unikalus savo šventumu ir tą Vilniaus šventumą mes galime kiekvienas permastyti per mūsų visų kankinių istorijos, tie, kurie nebuvo paskelbti šventaisiais, bet tie, kurie darė tuos gailestingumo darbus, gelbėjo skęstančius, žūvančius, gelbėjo žydus, gelbėjo įvairiais aspektais, ir čia yra atskiras kelias, kurį berods Julius Sasnauskas labai gražų tokį gailestingumo stoteles yra sukūręs per paprastus mažus gailestingumo darbus. Tai čia tikrai yra labai atskira tema, bet Vilnius kaip Vilnius unikalus ta prasme, kad jis yra Vilnius ir turi savus šventuosius, tie, kurie paskelbti, tie, kurie nepaskelbti, tie, kurie atrasti ir tie, kurie neatrasti. Gerai, ačiū labai už tą tokią baigiamąją mintį. Taigi labai dėkoju visiems 4 mūsų kalbėtojams, kad mums virtualiai aprodėte Vilniaus šventas vietas, kad pasidalinote apie tai, kaip ir kur galime patirti Dievo malonę. Ir matėme, man atrodo, kad yra tiek vietos iš tikrųjų, bet iš tikrųjų galutinai yra ir žmonės, ir tie žmonės, kurie padarė tas vietas šventas per Dievo malonę. Sužinojome daugiau apie mums pažįstamas vietas ir susipažinome, aš įtariu, su naujomis kai kuriems. Mes, kurie negyvename Lietuvoje, kai lankysimės vėl Vilniuje, į miestą, aš manau, pažvelgsime naujų žvilgsnių. Dėkoju Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos nariams, kurie padėjo suorganizuoti šį renginį, ir ypač tarybos nariui Vytui Sužiedėliui ir pirmininkui Dariui Polikaičiui, kurie tvarkė šio renginio techninius reikalus. Mūsų sekantis renginys bus sausio mėnesį, arba vasario pradžioj, dar neturim datos, bet kalbės Rimas Juozaitis apie branduolinius ginklus. Tai visai kita tema, bet tikimės, kad irgi susirinksite tam. Ir tuomet baigsiu šį pokalbį. Ačiū ir visiems geros dienos ir gero vakaro. Garbė Kristui. Garbė. Garbė.